pavadinau Dievas saugo karalių. Žinot, te gyvuoja karalius, tas lietuviškas išsireiškimas. Daugelį šalių vyksta rinkimai. Dabar karalių mažiau, dabar prezidentai, ministrai, pirmininkai ir panašiai. Yra išlikę ten karalių, ten ir Anglijoje, ir dar kitur ten. Bet esmė nesikeičia, kaip vadinasi, yra šalies lyderis. Ir daugeliu atveju, tiek stebint ir Anglijos ten tą karalių, kai ten karūnuoja, tiek ir kai kurių šalių prezidentus, o čia visiškai neseniai ar ne praėjo rinkimai, žinom kokioj šaly, ir meldžiasi, atsistoja ten, Dieve, vesk mūsų tą prezidentą ar karalių, ten, žodžiu, kaip Dievo pateptasis. Ir tarsi Dievas jį išrinko, Dievas jį pastatė į tą sostą. Dieve ir meldėsi už, va, tarkim, kaip pavyzdys, už to šalies prezidentą, šalies prezidentą. Kaip tu, Dieve, jį išsaugojai, apsaugojai nuo kulkos ir nuo visų kitų ten, tų visokių persekiojimų ir viso kito. Taip ir toliau vesk jį, kad jis valdytų ten mūsų šalį, būtų ten toks anoks. Ir, žodžiu, Dieve, dėkoja Dievui už tai, ką Dievas padarė iki šiol. Bet iš tikrųjų, ar žmonės, kurie meldžiasi tokiomis maldomis, pompastiškomis tokiomis, jau ten žmogus, kuris iš pašalies esi, tai taip jau ir įsivaizduoja, kad tenai yra Dievo žmogus pastatytas ir ten, ir Dievas jį veda, jį ten lydi visą tą jo karaliavimą ar prezidentavimo laiką. Bet ar iš tikrųjų už tai, ką jie dėkoja Dievui, ar jie dėkoja už tai, ką Dievas iš tikrųjų padarė? Va čia yra klausimas didžiausias. Vien dėl to, kad žmonės meldžiasi ir dėkoja ten Dievui už tam tikrus dalykus, tenai kalba rožinėmis kalbomis, nebūtinai reiškia, kad Dievas tą daro, už ką jie dėkoja jam. Žmonės yra tai, kada pagalvoja apie tokius dalykus, netgi tikintieji. Pažiūrėkime į raštą šiandieną ir išsiaiškinkim tuos dalykus. Kaip Dievas iš tikrųjų darė su karaliais ir kaip buvo visą tai. Atsiverskim Pakartoto įstatymo knygą, 17 skyrių. 17 skyrius. 14 eilutė. Kai būsi atėjęs į šalį, kurią viešpats tavo Dievas tau duoda, ir ją pasisavinsi, ir joje apsigyvensi, ir sakysi, pastatysiu virš savęs karalių, kaip visos tautos esančios aplink mane. Visos tautos aplink Izraelio tautą turi karalius, taip ir Izraelis. Tikrai pasistatyk karaliumi tą, kurį viešpats tavo Dievas išrinks. Pasistatyk karaliumi vieną iš savo brolių tarpo. Negali pastatyti virš savęs svetimšalio, kuris nėra tavo brolis. Mes matom vieną labai svarbų dalyką. Du labai svarbius dalykus, iš tikrųjų. Vienas dalykas. Tai čia Dievas kalba Izraelio tautai. Kaip Izraelio tauta, Dievo tauta turi rinkti savo karalių. Ir antras svarbus dalykas, kad šitą karalių išrinko Dievas, ne žmonės. Pažiūrėkit šiandieną į visus prezidentus, visus lyderius, kurie yra valstybėse. Kas juos renka? Dievas? Ne, yra rinkimai. Yra rinkimų kampanijos. Ir laimi tie, kurių balsų daugiausia. Ir pagal tą balsų daugumą išrenkamas prezidentas ar dar kažkas tai. Ten Anglijoje visai kiti reikalai, ten kraujo ryšys, bet ten irgi Dievas neišrinko to karaliaus ar karalienės, kurie tenai sėdi tuose sostuose, tam soste. Mes matom, kad čia
kai Dievas liepė Izraelio tautai išrinkti karalių. Tiksliau, ne Izraelis rinkdavo karalius, nebuvo Izraelio tautoje rinkimų. Dievas išrinkdavo. Dievas pasakydavo, kas bus karalius. Kaip pavyzdį atsiverskim 1 Samuelio knygą 16 skyrių. Mes žinom, kaip Dievas išrinko Saulį būti karaliumi. Pasiuntė Samuelį ir jam liepė nueiti ir patepti Samuelį. Užpilti jam tuo aliejaus. Patepimo aliejaus. Šis yra žodis pateptasis. Dievo išrinktasis. Dievas išrinko. Patepė jį. Tepalas simbolizuoja šventąją dvasią. Aliejus simbolizuoja šventąją dvasią. 16 skyrius. 1 Samuelio knyga 16 skyrius. 6 eilutė. Ir įvyko, kai jie atėjo, jis pažiūrėjo. Čia Dievas pirmiausia išrinko Saulių, bet kadangi Saulius buvo neklausė Dievą, maištavo prieš Dievo žodį, elgėsi pagal savo išmintį, nepakluso Dievui, Dievas nusprendė jį pašalinti iš sosto ir vietoj jo išrinko kitą. Ir siuntė Samuelį pas tą kitą. Ir įvyko, kai jie atėjo, jis pažiūrėjo į Eliabą ir tarė, tikrai jo akivaizdoje yra viešpatės pateptasis. Bet viešpats tarė Samueliui, nežiūrėk į jo veidą ar į jo aukštą ūgį. Samuelis pasižiūrėjo, aukštas, gražus, augaluotas vyras. Tikrai šitas bus karalius Izraelio. Tačiau Dievas visai kitaip žiūri. Nes jį atmečiau, nes viešpats mato ne taip, kaip žmogus mato. Nes žmogus žiūri į išorę, bet viešpats žiūri į širdį. Tai dalykas, į kurį žmogus negali pažiūrėti, į širdį. Vienintelis Dievas mato širdį. Paskui Jesė pašaukė Abinadabą ir jam davė praeiti Samuelio akivaizdoje ir jis tarė, nei šito viešpats neišsirinko. Po to Jesė liepė praeiti Šamai, o jis tarė, nei šito viešpats neišsirinko. Reiškia, Jesė atveda savo sūnus vieną po kito prie Samuelio. Samuelis, ne tas, sekantis. Ne tas, sekantis. 11 eilutė. Ir Samuelis tarė Jesei, ar čia visi tavo vaikai? O jis tarė, dar liko jauniausiasis, bet štai jis gano vis. Na, ten piemuo. Kas iš piemens? Nesvarbus. O šitie sūnus, tai ten. Jaunėlis. Strasdanuotas ten, avis gano. Ir Samuelis tarė Jesei, siūsk ir atvesk jį, nes mes nesusiesime, kol jis čia neteis. Ir jis pasiuntė ir jie įvedė. Naujas buvo rausvas, gražaus veido ir dailus pažiūrėti, ir viešpats tarė, kelkis, patepk jį, nes tai yra jis. Ir čia žinom Dovydas. Tada Samuelis paėmė ragą aliejaus ir patepė jį tarp jo brolių, ir viešpaties dvasia atėjo ant Dovydo. Nuo tos dienos ir po to Samuelis užpylė aliejaus, kas yra šventosios dvasios simbolis. Šventoji dvasia užėjo ant Dovydo. Šitas patepimo aliejus simbolizuoja šventąją dvasią. Matom, kaip Dievas rinko Izraeliui karalius. Jis išrinkdavo ir jis duodavo ženklą, kas bus karalius. Duodavo ženklą pranašui, kuris paskelbdavo, kas bus karalius. Ne šitaip renkami prezidentai dabar. Iš to aišku, kad ne Dievas juos išrinko, ne Dievas juos lydi, ne Dievas juos veda, ne Dievas juos saugo, o aplinkybės juos saugo. Taip įvyko, kad laiku tas būsimasis prezidentas pasilenkė ir kurką pralekė. Ne Dievas ten jam davė ženklą, ne angelą Dievas siuntė tai padaryti. Pasisekė, nenušovė, nepataikė.
Atsiverskim Kunigų knygą, 20 skyrių. Dievas rinko karalius vien Izraelio tautai, niekam kitam. Pagonių tautoms Dievas nerinkdavo karalių. Pagonių tautas Dievas paliko likimo valiai. Prie Babelės bokšto. Prie Babelės bokšto užsibaigė pagonių era. Užsibaigė Dievo, kaip sakyti, vedimas, Dievo gyvenimas tarp pagonių. Užsibaigė. Ir Dievas tada atskyrė savo Abromą ir per jį pagimdė Izraelio tautą. Ir tik tai jai Dievas rinko karalius. Tik tai su ja Dievas bendravo. Tik tai šita tauta, Izraelio tauta, buvo Dievo tauta praeityje. Atsiverskim Kunigų knygą 20 skyrių. Kunigų knyga 20 skyrius, 26 eilutė. Būsite man šventi, nes aš viešpats esu šventas ir jūs atskyriau nuo kitų tautų, kad būtumėte mano. Dievas atskyrė Izraelio tautą savo. Nuo kitų tautų. Izraelio tauta buvo Dievo tauta. Jis buvo Izraelio tautos Dievas. Ir vedė juos. Ir jais rūpinosi. Ir jie saugojo. Ir jiems davė savo žodį. Kai Dievas liepė išrinkti karalių, Pakartoto įstatymo knyga, 17 skyrius. Ką jis dar karaliui liepė padaryti? Ką dar karalius turėjo padaryti, atsisėdęs į Dievo išrinktą vietą? Pakartoto įstatymo knyga, 17 skyrius. Devynioliktą eilutę. 18. Ir bus, kai jis sėdės savo karalystės soste, jis nusirašys savo knygą šito įstatymo kopiją iš to, kuris yra kunigų levitų akivaizdoje. Ir ji bus pas jį, ta įstatymo kopija. Ir jis ją skaitys per visas savo gyvenimo dienas, kad jis išmoktų bijoti viešpatę savo Dievą, laikytis viso šito įstatymo žodžių ir šitų įstatų, kad juos vykdytų. Kad jo širdis nepasikeltų virš jo brolio ir kad jis nenukryptų nuo to įsakymo nei dešinę, nei kairę, įdantis prailgintų savo dieną savo karalystėje, jis ir jo vaikai Izraelio tarpe. Izraelio karalius, gyvendamas Izraelio tarpe, karaliaudamas Izraeliui, turės skaityti Mozės įstatymą, juo vadovautis. Juo vadovautis savo šeimyninėme gyvenime, savo kasdienybėje, savo asmeninėse reikaluose ir valdant Izraelio tautą. Nes Dievas davė Izraelio tautai įstatymą. Dievas atskyrė savo Izraelio tautą ir davė jiems įstatymą, pagal kurį jie turi gyventi. Ir karaliui tai buvo knyga numeris 1. Ir Dievas šitaip Dievas vedė karalių. Dievas nepasirodydavo Izraelio karaliui, ar kažkokia nematoma ranka tenai vesdavo jį, ar ne, kaip čia toje maldoje kalbėjo, dėkojame tau Dieve, kad tu jį apsaugojai nuo kulkos ten, ar ne, nuo priešų ir toliau vesk savo ranką. Žmonės meldžiasi tokiom maldom, bet neužduoda klausimą, o kaip Dievas tai padarė? Kaip jisai vedė tą savo ranką? Nematoma ranka vedė, ar kaip? Mes skaitydami Senąjį testamentą matom, kaip Dievas rūpinasi Izraelio tauta, kaip rūpinasi karalių, kaip Dievas vedė karalių, Izraelio karalių. Jam davė savo įstatymą, kad jis įskaitytų, pagal jį gyventų, įgytų išminties ir žinotų, kaip vadovauti ir valdyti Izraelio tautą, Dievo tautą. Ta tauta nepriklausė jam, ta tauta priklausė Dievui. Ir jis buvo įpareigotas, buvo atsakingas už Dievo tautą, už Dievo tautos dvasinę sveikatą,
o visais kitais dalykais Dievas pasirūpino. Jų augimu ir visų kuo. Ir nuo priešo apsaugoja Dievas. Ir tai nebuvo kažkokia nematoma ranka. Atsiverskim Antrą Karalių knygą, 19 skyrių. Antrą Karalių knyga, 19 skyrius, 35 eilutė. Ir tą naktį atsitiko, kad Viešpaties angelas išėjo ir išmušė Asirijos stovykloje 185 000. Ir jiems anksti rytą atsikėlus, štai jie visi buvo negyvi lavonai. Taigi Asirijos karalius Sancheribas pasitraukė ir nuėjęs sugrįžo ir apsigyveno Ninevėje. Asirijos karalius Sancheribas stovyklavo aplinkui Izraelio tautą. Ruošiasi ateiti ir juos naikinti. Darė jiems spaudimą. Bet Dievas siuntė savo angelą, kuris atėjo ir išžudė 185 000 geriausių Asirijos karių. Ir sužlugdė Sancheribo planą. Dievas siuntė angelą, kuris tai padarė. Ir Dievas taip daugelį kartų darė su Izraelio tauta. Per angelus. Buvo ir kitokių Dievo būdų, kaip rūpintis savo tauta. Atsiverskim 7 skyrių 2 Karaliaus knygos. 7 skyrius 3 eilutė. Čia kokia istorija buvo. Izraelio tauta dėl to, kad neklausė Dievo, maištavo ilgą laiką. Dievas juos nubaudė. Siuntė badą. Badas buvo Izraelio tautoje. Istorija netgi buvo, kad dvi motinos, neturėdamas ką valgyti, susitaręs išvirti ir suvalgyti kažkokios tai vienos iš jų vaiką. Sako, pirmiausia išvirsim tavo vaiką suvalgysim, o paskui mano vaiką. Bet kaip tą išvirė suvalgė, o ta kita moteris sako, ne, aš neduosiu savo vaiko valgyti. Ir nedavė. Tokia situacija buvo Izraelyje. Jie valgė savo vaikus. Ką Dievas ir kalbėjo Senojo testamento laikais kunigų knygoje. Jeigu jūs manęs neklausysite, aš siųsiu badą, jūs valgysite savo kūną. Antra Karalių knyga, 7 skyrius. 3 eilutė. Ir buvo 4 raupsuoti vyrai prie vartų įėjimo. Ir jie sakė vienas kitam, ko mes čia sėdime, kol mirsime? Jei sakytume, eisime į miestą, tai badas mieste. Ir ten mirsime, o jei čia sėdėtume, irgi mirtume. Taigi dabar eikime ir parpulkime į sirų kariuomenę. Sirai irgi buvo priartėję prie Izraelio teritorijos, ruošiasi ją pult. Jei jie paliks mus gyvus, gyvensime, o jei jie mus nužudys, mirsime. Ja. Sako, pasiliksime čia Izraelyje, supūsime. Mums nėra pasirinkimo. Eisime ten, mus nužudys, blogiau nebus. Nužudysis. Ar čia pasilikę sėdėsim ir mirsim, ar ten jie žūsime. Bet gal mums pasiseks. Taigi dabar eikime ir parpulkime į sirų kariuomenę. Jei jie paliks mus gyvus, gyvensime, o jei jie mus nužudys, mirsime. Ir prieblandoje jie pakilo eiti į sirų stovyklą. Ir jiems atėjus iki tolimiausios Sirijos stovyklos dalies, štai ten nebuvo nei vieno žmogaus, nes viešpats Dievas, nes viešpats padarė, kad sirų kariuomenė išgirstų vežimų triukšmą ir žirgų triukšmą. Dievas davė haliucinacijas jiems. Arba angelai praskrido virš jų galvų, ar ten kažkur tai netoliese
su tais ugniniais žirgais. Nežinia, kaip čia buvo. Padarė viešpats, kad išgirstų vežimų triukšmą ir žirgų triukšmą, didelės kariuomenės triukšmą. Ir jie sakė vienas kitam, kai išgirdo visą tai. Štai Izraelio karalius pasamdė prieš mus Hetitų karalius ir Egiptiečių karalius, kad mus užpultų. Todėl pakilę jie bėgo prieblandoje ir paliko savo palapines, savo žirgus ir savo asilus, stovyklą tokią, kokia ji buvo, ir pabėgo, gelbėdami savo gyvybę. Įsivaizduojat, viską paliko. Savo transporto priemonės, savo maistą, savo drabužius, savo palapines, namus. Viską paliko. Savo turtus, kuriais jie nešiojasi, grobį viską ir visą kitą. Pinigus, kuriais jie pirko maistą ir taip toliau. Viską paliko. Ir iš baimės, dėl kariuomenės, tariamos kariuomenės baimės išbėgo. Dievas sukėlė chaosą. Ir žinom, kad tie paskui raupsuotieji atėjo ir šienavo viską, dėjo į savo krepšius. Bet paskui sako, ką mes čia darom. Taigi čia gera naujiena šiandieną. Einam ir pasidalinsime Izraelio stovykloje. Nu ir nuėjo ir pranešė, ir Izraelitai parsigabeno viską iš ten. Ir buvo maisto iki valios Izraelio tautoje. Matom, kaip Dievas elgėsi. Sukėlė chaosą. Davė jiems išgirsti kariuomenių triukšmą. Kas šitie yra Dievui padaryti tokius dalykus? Taigi matom, kaip Dievas rūpinosi savo tauta. Kaip jis juos vedė, kaip jis juos gynė nuo priešų. Saugojo juos. Todėl, kad jie buvo jo tauta. Ir šito Dievas nedarė jokiai kitai tautai. Jokiai tautai jis neduodavo karalių, jokioje tautoje karalių jis nevesdavo, nelydėdavo savo ranka, nematoma ranka. Šito nedarydavo Dievas. Šitą jis darė išskirtinai Izraelio tautai, išskirtinai Izraelio tautos karaliams, kuriuos jis pats išrinkdavo ir kuriems jis davė išmintį per savo žodį. Ir Izraelio tauta ir karalių rūpinosi ir per angelus, ir įvairiais kitais būdais. O pagonims Dievas karalių nerinkdavo. Tačiau buvo laikotarpis Izraelio tautos istorijoje, kai Izraelio tauta, Dievo tauta, paliko savo Dievą, neklausė jo. Karaliai neklausė Dievo. Darė piktą Dievo akyse. Ir tai darė ilgai. Nuodėmės saikas prisipildė. Dievas, kai buvo žadėjęs savo žodyje, savo kontrakte, kurį sudarė su Izraelio tauta, atidavė juos priešams. Atidavė jiems priešams, priešų karaliams, kurių jis nerinkdavo, Dievas nerinkdavo tų karalių. Bet, ką jis darė, jis leido tiems karaliams valdyti Izraelio tautą. Jų valiai atiduodavo. Kai Izraelis nepakluso, atsiverskim Kunigų knygą 26 skyrių. Kunigų knyga 26 skyrius. Kunigų knyga 26 skyrius. 32 eilutė. Čia, kai jie neklausė, ilgai neklausė. Ir nusiaupsiu šalį, ir joje gyvenantis, reiškia Izraelio šalį, ir joje gyvenantis jūsų priešai bus tuo apstulbinti. Ir išsklaidysiu jūs tarp pagonių.
Ir jums iš paskos išsitrauksiu kalaviją, ir jūsų šalis bus tuščia, o jūsų miestai nuniokoti. Kadangi Izraelis neklausė Dievo, Dievas taip ir padarė. Atėjo priešų kariuomenės, karaliai, tų pagonių su savo kariuomenėmis ir išvarė Izraelio tautą iš jų šalies. Ir vijosi juos iš paskos su kalavijais. Ir žinom, kad atidavė juos į nelaisvę. 36 eilutė. O tiems, kurie iš jūsų yra išlikę gyvi, aš siūsiu jų širdis silpnumą jų priešo šalyse. Ir virpančių lapų šlamėjimas juos persekios, ir jie bėgs, kaip bėga nuo kalavijo, ir jie pargrius niekam nesijėvėjant. Baimė įvarys. Kaip tiems pagonims įvarydavo baimę, ir jie bėgdavo viską palikę. Tai bus su Izraeliu. Kadangi jie nepaklausė Dievo, nepakluso savo Dievui, Izraelio Dievui. Ir jie grius vienas ant kito, tarsi prieš kalaviją, niekam nesivejant. Ir neturėsite galios atsilaikyti prieš savo priešus. Ir žūsite tarp pagonių, ir jūs prarys jūsų priešų šalis, o jūsų išlikusieji sunyks savo neteisybėje jūsų priešų šalise. Ir taip pat savo tėvų neteisybėse jie su jais sunyks. Tokia Izraelio tautos lemtis buvo. Jeigu jie neklausė savo Dievo, štai kas jiem atsitiko. Ir taip ir buvo. Ir žinom, kad jie buvo atiduoti, atėjo Babilono karalius šitas kaip dabar jie Nebukadnecaras. Ir juos išsivedė. Pakartoto įstatymo knygoje 26 skyriuje rašoma, kada Izraelio tauta klausys Dievo, jis juos laimins ir jie bus galva. O visos aplinkui tautos bus uodega. Kas gyvūnas, kai turi gyvūną, mes žinom, gyvūnas turi galvą, turi uodegą. Kas veda gyvūną, kas rūpinasi gyvūnu, jo galva. Uodega jis tik tai vizgina. Bet Dievas sako, jeigu jūs manęs neklausysite, aš jūs prakeiksiu, aš jūs atiduosiu jūsų priešams. Ir jūs jau nebebūsite galva, o jūsų priešai bus galva, o jūs būsite uodega. Tai prašoma pakartoto įstatymo knygoje 28 skyriuje. Ir taip ir įvyko, Nebukadnecaras įsivedė Izraelio tautą. Atsiverskim Danieliaus pranašystę 2 skyrių. Tačiau Dievas neišrinko Nebukadnecaro būti karaliumi. Nebukadnecaras jau buvo karalius, kurį išrinko patys kaldėjai, patys tie Babilono gyventojai. Bet Dievas atidavė Izraelio tautą dėl jų neklusnumo Nebukadnecarui į rankas, kad jis valdytų Izraelio tautą. Danielius 2 skyrius, nuo 36 eilutės. Nebukadnecaras matė regėjimą, matė tą statulą, auksinę galvą, sidabro krūtinę ir žemyn tie jau mažiau vertingesni metalai. Ir Danielius jam išaiškino, kad tai tu, ta auksinė galva, Nebukadnecarai. Tu esi karalius. 37 eilutė, 36. Toks yra sapnas ir karaliaus akivaizdoje mes pasakysime jo aiškinimą. Tu, o karaliau, esi karalius, nes dangaus Dievas tau yra davęs karalystę, galią, stiprybę ir šlovę. Ir visus begyvenančius žmonių vaikus
lauko žvėris ir dangaus krajūnus jis yra atidavęs į tavo rankas ir padaręs tave visų jų valdovu. Tu esi ta auksinė galva. O po tavęs iškils kita karalystė, menkesnė už tave. Ir kita trečia karalystė. Ir taip toliau. Dievas davė valdžią Nebukadnecarui. Jis jo neišrinko būti karaliumi. Bet jis dėl Izraelio neklusnumo atėmė iš Izraelio karalystę, atėmė iš Izraelio karaliaus valdžią, nes Izraelio karalius valdė Izraelį. Jį atidavė nelaisvę Nebukadnecarui ir visą šalį, visą Izraelio tautą. Nes davė Babilono karaliui Nebukadnecarui. Dievas nebesaugo Izraelio tautos nuo priešų. Kitu atveju, jeigu Dievas jeigu Izraelio tauta būtų klausiusi visą laiką savo Dievą, Nebukadnecaras nė piršto nebūtų neprikišęs prie Izraelio tautos. Nors jis ir būtų susirinkęs su savo kariuomenėmis ir dar su kokiais tai sąjungininkais, Dievas juos visus būtų išžudęs, išvaręs, bet kokiais būdais būtų sunaikinęs Nebukadnecarą ir visus jo sąjungininkus. Bet kadangi Izraelis nepakluso Dievui, Dievas atidavė pagonių karaliui. Ir žinom, kas atsitiko. Nebukadnecaras pasididžiavo. Žiūrim 4 skyrių. 4 skyrius 20 eilutė. Kitą sapną matė Nebukadnecaras. Apie medį, galingą medį, po kurio šakomis ten visi rado paunksmę, rado prieglobstį. Bet paskui įsakymu tas medis buvo nukirstas. Ir Nebukadnecaras sukrėtė šitas sapnas, jis norėjo sužinoti šito reikšmę. 4 skyrius. 4 skyrius nuo 20 eilutės. Nuo 19. Tada Danielius, kurio vardas Beltšasaras, buvo valandai apstulbęs ir jo mintis kėlė jam nerimą, nes jis sužinojo tą sapną. Karalius prabilęs tarė: Beltšasarai, te nesukelia tau nerimo sapnas ir jo aiškinimas. Beltšasaras atsakė ir tarė: mano viešpatė, sapnas yra tiems, kurie tavęs nekenčia, ir jo aiškinimas tavo priešams. Medis, kurį matei, kuris išaugo ir buvo stiprus, kurio aukštis siekė dangų ir buvo matomas visai žemei, kurio lapai buvo gražus ir kurio vaisių buvo daug, kuriame buvo maisto visiems, po kuriuo gyveno lauko žvėris ir kuriuo šakose dangaus krajūnai turėjo savo buveinės. Esi tu, o karaliau, Nebukadnecarui visi kalba, kuris išaugai ir tapai stiprus, nes tavo didybė išaugo ir siekia dangų, o tavo valdžia iki žemės pakraščių. Kodėl jis turėjo tokią valdžią, tokią galybę? Kas jam davė? Dievas. Dėl to, kad Izraelis nepaklausė savo Dievo. Todėl visą valdžią Dievas atidavė pagonių karaliui į rankas. Kad pagonių karalius valdytų Izraelio tautą ir visas kitas tautas. Tai buvo bausmė Izraeliui. Tai ne dėl Nebukadnecaro nuopelnų visą tai buvo, o dėl Izraelio kaltės. 23 eilutė. O kad karalius matė sargą, šventąjį, nužengiantį iš dangaus ir sakantį: nukirskite medį ir sunaikinkite jį. Tačiau jo šakų kelmo palikite žemėje su geležiniais ir žalvariniais raiščiais minkštoje lauko žolėje. Ir jis tebūna drekinamas dangaus rasos ir jo dalis tebūna su lauko žvėrimis, kol 7 laikai praeis pro jį. Šitas yra aiškinimas, o karaliau, ir tas yra aukščiausiojo įsakas, ištiksantis mano viešpačiui karaliui. Tave išvarys iš žmonių tarpo, iš žmonių, tavo buveinė bus su lauko žvėrimis ir tave maitins žole kaip jaučius, ir tave drekins dangaus rasa, ir 7 laikai praeis pro tave, kol pažinsi, kad aukščiausiasis valdo žmonių karalystėje ir ją duoda tam, kam nori.
Kai Nebukadnecaras pasididžiavo, paskaitykim, kaip atsitiko, kaip šitas sapnas įsipildė. 28 eilutė. Visa tai atsitiko karaliui Nebukadnecarui. Pasibaigus 12 mėnesių, čia po to sapno, jis vaikščiojo Babilono karalystės rūmuose. Karalius prabilęs tarė, argi tai nedidysis Babilonas, kurį aš pastačiau kaip karalystės namus savo jėgos galybei ir savo didybės garbiai? Jis didžiavosi, kad tai aš esu tas ohoho karalius visoje žemėje. Aš savo rankomis visą tai padariau. Aš. Prisimenat, kas kaip kalbėjo? Aš pakilsiu virš Dievo žvaigždžių, virš dangaus žvaigždžių. Aš būsiu lygus aukščiausiajam. Kas taip kalbėjo? Puolęs kerubas? Buvęs Liuciferiu, šviesos nešėjų. Nekas kitas, o kaip jo didenybė šėtonas. Jis panoro būti lygius aukščiausiajam. Taip ir čia, Nebukadnecaras, aš esu karalius visoje žemėje. Mano jėga, mano galia visą tai pasiekė. Dievas sako, ne, nupjauk jį. Aš daviau jam tą valdžią, tą galią, aš ir atėmiau. Kas tu grybas esi, tik tai niekas. Kai eini grybauti mišką, stovi baravykas, didžiuojasi tarp visų grybų, ar ne? Žinom tą pasaką, ar ne, grybų. Baravykai, grybų pulkaunikai tie. Ateini su peiliuku, čikšt, ir krepšą įmeti tą besididžiuojantį tokį gražuolį. Lygiai tas pats ir su Nebukadnecaru atsitiko, kaip su to grybu. Tai 31 eilutė. Tam žodžiui tebesant karaliaus burnoje, iš dangaus nusileido balsas sakydamas, tau karalių Nebukadnecarai sakoma, karalystė pasitraukia nuo tavęs ir išvarys tave iš žmonių ir tavo buveinė bus su lauko žvėrimis. Tave maitin žolė kaip jaučius ir 7 laikai praeis pro tave, kol pažinsi, kad aukščiausiasis valdo žmonių karalystėje ir ją duoda tam, kam nori. Ir taip ir atsitiko. Buvo karalius, ohoho. Po akimirkos buvo tik tai kaip tas jautis lakstantis pievai, valgantis žolę. Dievas duodavo valdžią karaliams valdyti. Todėl, kad Izraelis nepakluso Dievui. Todėl, kad jo tautos karalius nepakluso. Ir jo tauta nepakluso. Jis atiduodavo pagonių karaliams valdyti Izraelio tautą ir visas tautas. Ir kai pagonims atidavė valdžią, pagonių karaliams atidavė valdžią, Izraelio karalių valdymo laikai baigėsi. Baigėsi dėl Izraelio neklusnumo. Visa valdžia buvo atiduota pagonims. Ir tai buvo Senojo testamento laikais. Ne tik Senojo testamento laikais, bet kai Jėzus Kristus buvo atėjęs. Kai Jėzus Kristus buvo atėjęs į žemę, kas valdė Izraelio tautą? Pagonių karalius. Romėnai valdė. Izraelis neturėjo karaliaus. Ir nuo to laiko iki antrojo Kristaus atėjimo į žemę Izraelis neturės karaliaus. Visi tie Izraelyje, tie išrinkti, tie visi
tie gal, kaip šitas dabartinisgi Netanjahu. Tiek prieš jį buvę, tiek jis pats, tiek po jo būsiantis, jų Dievas neišrinko. Jų Dievas nepastatė į tą sostą. Jų Dievas nesaugo, jų Dievas neveda. Todėl, kad šiandieną Izraelio tauta yra griuvusi. Mes gyvenam tais laikais, kada Dievas nėra Izraelio tautos karalius. Nes įvyko Izraelio tautos griuvimas. Kai Kristus atėjo pas Izraelio tautą, jis tapo jiems suklupimo akmeniu. Jie atmetė jį. Po Kristaus nukryžiavimo ir prisikėlimo Dievas pratęsė Izraelio tautai gelbėjimą. Visus metus Izraelio paštalai ir visi kiti, kurie jų skelbimu įtikėjo Izraelyje, skelbė karalystės evangeliją Izraelio tautai. Izraelio tauta vis atmetinėjo ir atmetinėjo, kol pasiekė, atsimušė į sieną ir įvyko Izraelio tautos griuvimas. Stepanas buvo užmėtytas akmenimis ir sako, jūs esate kietasprandžiai apipjaustytomis širdimis ir ausimis. Kaip jūsų tėvai priešinosi šventai dvasiai, taip ir jūs. Ir jis matė, kai buvo užmėtytas akmenimis, ką jis pamatė. Matau Dievo sūnų stovintį tėvo dešinėje. Viešpats atsistoja teisti savo tautą, kaip rašo Izaijo pranašystėje 3 skyriuje, 13 berods, psalmėse. Viešpats atsistoja teisti savo tautą. Bet to neįvyko. Ir kodėl viešpats atsistoja teisti? Todėl, kad įvyko Izraelio tautos griuvimas. Kol Jėzus buvo žemėje, Izraelis suklupo, negriuvo. Bet kai jie atmetė šventosios dvasios tarnystę, per sekmines ir po sekminių, įvyko Izraelio tautos griuvimas. Griuvo Izraelio tauta. Laiške Romiečiams 11 skyriuje Paulius rašo, Kristus išgelbėjo Paulių kelyje į Damaską po Izraelio tautos griuvimo, po to, kai Stepanas buvo užmėtytas akmenimis. Ir jam apreiškė paslaptį apie naują planą, kurį Dievas įgyvendina žemėje. Griuvus Izraelio tautai, išgelbėjimas atėjo pagonėms. Kristus neatėjo jų teisti, jų bausti, bet siuntė išgelbėjimą pagonėms. Dievas pakeitė planus. Pakeitė situaciją žemėje. Jis nebe Izraelio tautos Dievas. Jis nebesirūpina Izraelio tauta šiandieną. Bet jis šiandieną gelbė pagonis. Laiškas Romiečiams 11 skyrius. 11 eilutė. Tad sakau, ar jie suklupo? Čia visi tie, kurie nepakluso Izraelio tautoje. Tad sakau, ar jie suklupo, kad pargriūtų? Kai Kristus buvo žemėje, jie suklupo tada? Bet ar jie pagriuvo? Apsaugok Dieve, jie nepargriuvo tada. Bet verčiau per jų griuvimą, visgi jų griuvimas įvyko, kai Stepanas buvo užmėtytas akmenimis ir kai viešpats atsistojo teisti savo tautą. Tai buvo Izraelio tautos griūties įvykis. Viešpats atsistojo teisti. Bet verčiau per jų griuvimą ne teismas įvyko. Išgelbimas atėjo pagonėms, kad sutkeltų jiems pavydą. Išgelbimas pagonėms atėjo per Izraelio tautos griuvimą. 25 eilutė Paulius rašo, nes nenoriu, broliai, kad būtumėte nežinantys šios paslapties, idant nebūtumėte išmintingi savo pačių akise, kad Izraelį yra dalinai ištikęs aklumas, Izraelis griuvęs, Izraelis aklas. Dievas šiandieną neturi nieko bendra su Izraeliu. Jis nerenka jokių karalių, jis neveda Izraelio tautos, jis jie nesirūpina. Jie yra palikti likimo valiai. Griuvę, akli, atmesti. Kad Izraelį yra dalinai ištikęs aklumas, kol jais pagonių pilnuma. Štai ką Dievas šiandieną daro.
ne Izraelio tauta rūpinasi, ne Izraelio tauta veda, ne Izraelio tautai iškelia karalius, ne įkūrinėja Izraelio tautai karalystės ir panašiai, neparvedinėja Izraelio tautos jiems pažadėtą šalį, pažado šalį. Šitie dalykai dar neįsipildė, tai įsipildys ateityje. O šiandieną Dievas renka pagonių pilnumą. Ir paskui, kas atsitiks 26 eilutėje, ir tai bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip yra parašyta. Po to, kai bus surinkta pagonių pilnuma, Izraelis bus išgelbėtas. Dievas sugrįš prie savo pažadų Izraelio tautai. Ir tada, pirmą kartą Izraelio tauta, ne pirmą kartą, bet tada Izraelio tauta gaus jiems pažadėtą karalių. Ir kas bus jų karalius? Kristus. Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę ir įkurs karalystę žemėje, pažadėtą Izraelio tautai. Įgyvenins visus tuos pažadus, kuriuos Dievas davė Izraelio tautai. Jis taps karalius. Ir Izraelio tauta bus karaliai ir kunigai. Turės savo karalių ir Izraelio tauta be Kristaus. Kristus bus karalius, bet jie turės ir žemesnius karalius. Dovydas vienas iš jų bus. Tada Izraelio tauta turės karalius. O iki tol, dabar, Izraelio tauta to neturi ir neturės, kol neteis Kristus antrą kartą į žemę. Taigi dabar Dievas nesiunčia jokių pranašų Izraelio tautai ir nepaskirinėja karalių ir nesirūpina Izraelio tautos gerbūviu ir panašiai. Bet, o kaip su pagonėmis? Nes, rašoma, dabar Dievas renka pagonių pilnumą. Griuvus Izraelio tautai išgelbimas atėjo pagonėms. Kas dabar su pagonėmis? Pagonėms dabar yra atėjęs išgelbėjimas. Pagonis nerenka prezidentų ir karalių pagonių tautose. Anglijos karalius ne Dievo išrinktas. Jis pagonių karalius. Prezidentai visi, kurie ten turi savo tos, šūkius, devizus. Dieve, laimink mūsų šalį, Dieve, laimink mūsų prezidentą ir panašiai. Turi tos netgi ant pinigų užrašyta, ne? Pasitikime Dievu. Pasitikime Dievu, bet darome, ką norim. Taip realiau yra. Dievas nelaimina jų. Dievas neveda jų. Dievas nerenka nei prezidentų, nei karalių ir neveda jų ir nesirūpina jais. Bet vienintelis dalykas, ką Dievas daro su visais pagonėmis, ar jie būtų karaliai, ar jie būtų prezidentai, ar jie būtų eiliniai šlavėjai, ar eiliniai žmonės, vienintelis dalykas, ką Dievas daro su jais, tai juos gelbėja. Gelbėja iš šio dabartinio pasaulio, piktojo pasaulio. Štai ką Dievas daro šiandien su pagonėmis. Atsiverskim laišką Galatams 1 skyrių. Laiškas Galatams 1 skyrius, 4 eilutė. Kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad išvaduotų mus iš dabartinio pikto pasaulio pagal valią Dievo ir mūsų tėvo. Dievas šiandieną, ką jisai daro šiandieną su žmonėmis? Jam svarbiausia žmonės išvaduoti iš dabartinio pasaulio. Reiškia, jis pasauliu nesirūpina. Pasaulis jam nerūpi. Jam rūpi pasaulyje esančios žmonių sielos, žmonės, kuriuos jis nori išvaduoti iš to pasaulio, išgelbėti iš jo. Jis pasaulio nevaldo. Jis nėra pasaulio dievas. Jis žmonių gelbėtojas šiandieną. Štai ką Dievas daro šiandieną. Gelbė žmonės iš šio dabartinio pasaulio. Kad jie nepražūtų šito dabartiniu pasauliu, nes jis vieną dieną ateis naikinti šito dabartinio pasaulio. Ir kad tuo pasauliu žmonėms neįvyktų, jis jos nori kuo daugiau jų išgelbėti.
Jam vienintelis dalykas rūpi. Atsiverskim pirmą laišką Timotiejui, 2 skyrių. O kas bus prezidentas, koks bus prezidentas, koks šalies likimas bus, koks gerbuvis tos ar anos tautos, ar išsaugos tautybę, ar tautiškumą, ar ten kažką. Dievui nerūpi tie dalykai visiškai. Dievui rūpi išgelbėti žmonių sielas. Nesvarbu, kokia tavo ta tautybė. Ir nesvarbu, tu turi tą tautiškumą, ar neturi jo. Nėra jokio skirtumo. 1 Timotiejui. 2 skyrius. 3 eilutė. Nes tai gera ir priimtina akyse Dievo mūsų gelbėtojo, kuris nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų tiesos pažinimą. Nes yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save išpirką už visus. Dievas nori išgelbėti visus žmonės, nes Kristus atidavė save išpirką už visus. Tai yra pats svarbiausias darbas, kurį daro šiandieną Dievas. Žmonių tarpe, žmonių gyvenančių čia žemėje. Jam nesvarbu, kokie rinkimai, kas bus išrinktas. Kaip tas išrinktasis vadovaus? Nesvarbu. Čia pasauliečių reikalai. Dievas nori išgelbėti juos iš pasaulio. Perkelti savo mylimojo sūnaus karalystę. Iš tamsybės valdžios. Gelbėja žmonės ir kad jie ateitų tiesos pažinimą. Pažintų jie. Išgelbėti žmonės, kad pažintų, ką Dievas padarė su jais Kristuje. Kaip jis juos palaimino savo sūnuje. Kokį jiems paveldą davė savo sūnuje. Kokie pašaukimą dabar turi jo sūnuje. Kokie palaimintą ateitį. Palaimintą viltį. Štai ko Dievas nori. 4 skyrius, 10 eilutė. Nes todėl ir triūsiame ir kenčiame priekaištą, kadangi pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių gelbėtojas, o ypač tų, kurie tiki. Dievas nori išgelbėti žmonės ir jis nori, kad jie tikėtų. Nes jis išgelbė tuos, kurie tiki. Dievui patiko, 1 Korintiečiams rašoma, skelbimo, kryžiaus skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Tai šiandieną pagrindinis Dievo darbotvarkės darbas. Žinot, kaip bet kokia ten rimta firma turi savo dienotvarkę. Ant lentos užrašyta, ką šiandieną turim daryti, koks šiandieną mūsų tikslas, koks mūsų firmos tikslas, mūsų verslo tikslas, koks. Punktais išvardinta. Koks Dievo šiandieną tikslas dienotvarkėje? Numeris 1. Išgelbėti žmonės ir kad jie ateitų tiesos pažinimą. Viskas, daugiau nieko. Vienintelis punktas. Antras Korintiečiams 5 skyrius. Antras Korintiečiams 5 skyrius. 19 eilutė. Tai yra, kad Dievas buvo Kristuje, taikydamas su savimi pasaulį, neįskaitydamas jiems jų nusižengimų. Ir mums patikėjo sutaikymo žodį, Dievas sutaikė pasaulį su savimi, kad išgelbėtų pagonis. Griuvus Izraelio tautai išgelbimas atėjo pagonėms. Dievas sutaikė su savimi pagonis, kad juos išgelbėtų. Taigi esame pasiuntiniai Kristui ir Dievas siuntė pasiuntinius. Pirmas pasiuntinys Paulius. Paulių Kristus išgelbėjo ir jį pasiuntė. Atsiverskim laišką Romiečiams 11 skyrių. 11 skyrius. 13 eilutė. Nes aš kalbu jums, pagonis, kadangi esu pagonių apaštalas, aš aukštinu savo tarnybą. Dievas šiandieną pagonims nedavė karaliaus.
nerenka karalių, nesiunčia karalių. Žinot, ką Dievas šiandien atsiuntė žmonėms, pagonims? Apaštalą. Apaštalas su gera žinia, kad Dievas nori juos visus išgelbėti ir kad jie ateitų į tiesos pažinimą. Štai ką Dievas siuntė žmonėms, visam pasauliui. Savo apaštalą, ne karalių. Ir apaštalas skelbė žmonėms išgelbėjimo žinią, išgelbėjimo evangeliją. Ir kiekvienas, kuris ją tiki, yra išgelbėjimas. Nesvarbu būtų, ar jis būtų karalius, ar prezidentas, ar jis būtų pats paprasčiausias žmogelis. Atsiverskim laišką Efeziečiams 3 skyrių. Dėl šios priežasties aš, Paulius, Jėzaus Kristaus kalinys, dėl jūsų pagonių. Jei girdėjote apie Dievo malonės išdavimą, kuris duotas man dėl jūsų. Dievas siuntė pagonims apaštalą su žinia, su Dievo malone. Pagonims, skirta pagonims, kuris duotas man dėl jūsų, kaip apreiškimu jis davė man žinoti paslaptį. Ir ką ta paslaptis skelbė? 6 eilutė, kad pagonės turi būti bendra paveldėtojai ir to paties kūno ir jo pažado dalininkai Kristuje per Evangeliją, kurios tarnu tapau. Paulius, tos Evangelijos tarnas, tos Evangelijos, kurią Kristus davė, kad jis skelbtų pagonims. Paulius tapo jos tarnu. Ir jis skelbė pagonims, kad pagonis turi būti bendra paveldėtojai ir to paties kūno ir Dievo pažado dalininkai. Bendra paveldėtojai, ir laiške romiečiams rašoma, kad mes esame bendra paveldėtojai, mes esame Dievo paveldėtojai ir bendra paveldėtojai su Kristumi. Tokie mes bendra paveldėtojai su Kristumi ir to paties kūno, Kristaus kūno. Štai kas svarbiausia šiandieną. 8 eilutė. Kas svarbiausia ką tas Dievo siųstas pagonio apaštalas, Dievo siųstas žmogus pagonims, ką jisai praneša pagonims? Man mažesniam už mažiausiai iš visų šventųjų yra duota ši malonė, kad tarp pagonių skelbčiau neištariamus Kristaus turtus. Štai ką jis skelbia pagonims. Kristaus turtus. Nieko bendra su kas bus prezidentas, koks bus prezidentas, ką darys prezidentas, kaip valdys tą šalį, kas bus toje šalyje, ir taip toliau ir panašiai. Koks likimas to šalies. Niekas nėra taip svarbu, kaip žmonių gelbėjimas, kaip pagonių gelbėjimas per Kristų. Atsiverskime Apaštalų darbus 26 skyrių. Paulius irgi stovėjo ne vieną kartą ir ne prieš vieną karalių. Ir ką jis su tais karaliais kalbėjo? O Dieve, lydėk šitą karalių, būk su juo, vesk jį, kad jis valdytų šalį. Išmintingai, būk su juo, vesk tą karalių, laimink jį kiekviename žingsnyje, savo išrinktąjį, savo pateptąjį. Ar šitaip Paulius meldėsi už tos karalius, ar jis kalbėjo šitaip? Pažiūrėkit, ką jisai kalbėjo karaliams. Kalinys atsistojęs prieš karalius, ką jis kalbėjo. Apaštalų darbai 26 skyrius. 27 eilutė. Karaliau Agripa, ar tu tiki pranašais? Žinau, kad tu tiki. Paulius žinojo, kad Agripa skaito pranašus, tiki. Tada Agripa tarė Pauliui, tu mane beveik įtikinai tapti krikščionimi. O Paulius tarė, aš norėčiau Dievo akivaizdoje, kad ne tik tu, bet ir visi, kurie klausosi mane šią dieną, būtų ir beveik, ir visiškai tokie, kaip aš esu, tik be šitų pančių. Kad jie būtų tokie, kaip aš, išgelbėtas Kristuje.
Štai ko jisai norėjo karaliams, ko jis linkėjo karaliams. Ne rožiniam kalbom kalbėjo, kaip šiandieną, žinom, kai renka prezidentus ir atsistoja kažkoks ten dvasininkas, Dievo vyras ir palaimina ten būsimai prezidentą ar karalių ar dar kažką. Jiems reikia gelbėtojo. Dievas vienintelį dalyką nori padaryti tam prezidentui ar karaliui, kas jis bebūtų. Jis nori išgelbėti. Vienintelis prisilietimas, vienintelis vedimas, kurį Dievas pademonstruoja tam būsimam karaliui ar prezidentui, tai yra jo išgelbėjimas. Ir toliau, kai šitas karalius ar prezidentas ar kas bebūtų, ar paprastas žmogelis, kai jis išgelbėtas, ko Dievas nori jam? Kad jis ateitų tiesos pažinimą. Nieko daugiau. Atsiverskim porą vietų, pažiūrėsime. Laišką Efeziečiams 6 skyrių. Čia Paulius 6 skyriuje, 5-6 skyriuje išvardyje. 5 skyriuje rašo: um, 16 eilutėj, 18. Ir nebūkite prisigėrę vyno, kuriame yra nesaikingumas, bet būkite prisipildę dvasios. Ir kai prisipildę dvasios, čia išvardina, kalbėdami su psalmiais, himnais, ten 21 eilutė, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Ir čia išvardina vyrai, žmonos, vaikai, šitie tarnai, tėvai, tarnai. Ir paskui 9 eilutėj rašo: ir jūs šeimininkai, tie, kurie valdo, kurie valdžias užima, ar ne? Gali būti ir karalius, ir prezidentas, ir firmos vadovas, ir bet kas užima valdomasias pareigas. Ir jūs šeimininkai, darykite jiems tą patį, susilaikydami nuo grasinimo, žinodami, kad ir jūsų šeimininkas yra danguje. Ir jis neatsižvelgia į asmenis. Dievas į bet kokį valdininką žiūri taip pat kaip ir bet kokį jam pavaldų. Nešališkas Dievas. Nėra nei vieno pateptojo ten prezidento, ar kuris ten neliečiamas, Dievo pateptasis, čia išskirtinis. Nėra tokių. Jis taip pat turi paklusti Dievo žodžiui, kaip ir tas tarnas, kuris paklūsta savo šeimininkui. Būti pilnas šventos dvasios, neprisigėręs vyno, pilnas šventos dvasios. Laiškas Kolosiečiams, panašiai, 4 skyriuje, 1 eilutėj. Šeimininkai, duokite savo tarnam tai, kas teisinga ir lygybiška, žinodami, kad ir jūs turite šeimininką danguje. Nebūk toks jau išdidus. Žinok, kad tu irgi turi šeimininką. Tu čia nesi valdovas kažkoks tai. Turi paklusti Dievui, Dievo žodžiui. Panašiai kaip kai Dievas, kai Izraelio tautos karaliui liepė, ką padaryti, kai jis atsisės Izraelio sostą valdyti Izraelį? Pasidaryti įstatymo kopiją, pasidaryti Biblijos kopiją. Turėti savo namuose Bibliją, ją skaityti ir paklusti jai. O šiandien dienos kontekste bet kuris ten pagonių karalius, ar prezidentas, ar kas, jeigu jis išgelbėtas, pirmiausia, jis turi būti išgelbėtas, ko Dievas nori. Ir kai jis išgelbėtas, jis turi ateiti tiesos pažinimą, jis turi turėti namuose Bibliją, skaityti tai, ką Paulius parašė, pagonio apaštalas, Dievo siųstas mums pagonims, ir paklusti tam. Klausyti tai, ką Dievas sako jam savo žodyje.